laikas įvesti šiek tiek viduramžiškos dvasios. Norėjau parodyti, kaip atrodo tipinė raganaitė mūsų viduramžių šventės metu. Būtent mūsų visos raganaitės, tos, kurios užsiima burtais, kurios daro įvairiausias žolėles per viduramžių šventę, kuri vyksta Kaune rugpjūčio mėnesį, vilki tokiamis suknelėmis, kurias siuva mūsų klubas, įsikūręs mano fakulteto, tai yra Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinio fakulteto patalpose. Ir ką šiek tiek norėčiau atsakyti, tai yra pati savo užduoti ir atsakyti keletą klausimų apie mūsų projektą, kuris vadinasi Prisijaukink viduramžių miesto vaiduoklius. Taip, būtent kas įvykdo. Tai yra edukacinė programa, kurioje dalyvauja akademinė bendruomenė ir apskritai miesto jaunimas, kuris yra atviras savo krašto, savo miesto kultūrai, autentiškumo išsaugojimui. Ir kam tai yra skirta? Pagrinde galbūt ir yra akademiniai bendruomeniai, studentams, aišku, ne tik iš mūsų universiteto dalyvauja visų universitetų studentai, visi yra laukiami ir prisijungia netgi moksleiviai, tie, kurie nori pasižiūrėti, kaip atrodo universitetas iš vidaus, nes mūsų patalpos yra autentiškos savo istorinių laikmečių, ten vykdomos ekskursijos, būtent viduramžių šventės metu. Ir būtent dėl to jis yra tau patrauklus. Ir kodėlgi mes būtent užsiėmėme tokiu projektu, tai yra, kodėl mes norime prisijaukinti tuos viduramžių miesto vaiduoklius. Mes tiesiog pagalvojom, kad būtų pats laikas patraukliai, tai yra žaismingai, ne vien nuobodžiomis teorinėmis kažkokiamis paskaitomis, bet per žaidimus pristatyti Kauno miesto, tai yra viduramžių miesto paveldą, mokslą, istoriją, meną, apskritai kultūrą. Ir vėlgi tas pats paveldas reikėtų, mes ieškome būdų, kaip tai pristatyti naujai, kaip įtraukti jaunimą, kuris, tiesą pasakius, Kauno jaunimas yra gerokai nutolęs šiuo metu nuo savo miesto istorijos, jiems nėra labai svarbu Kauno autentiškumas, jie tiesiog galbūt daugiau vaikosi paviršutiniškų žinių, bet nesistengia gilintis į tai, kas yra gero būtent pačiame Kaune, tai ką Kaunas turi kaip miestas, architektūrą, istoriją. Ir kalbant apie mūsų veiklos būdus, kaip mes tai padarysim. Tai buvo vienas iš būdų, kuris kaip tik šiandien ir baigėsi, buvo seminarai, edukaciniai seminarai nuo vasario mėnesio iki pat balandžio mėnesio pabaigos, kuriuos vedė profesionalūs lektoriai, pavyzdžiui, istorikas Rūstis Kamuntavičius, šokėja, tai lektoriai iš visos Lietuvos, kurie norėjo perduoti, kaip nors vaizdžiai ir žaismingai perduoti savo žinias studentams ir moksleiviams. Kitas žingsnis bus, nuo gegužės mėnesio bus pradėti vykdyti kitokio pobūdžio praktiniai užsiėmimai, tai yra formuojamos grupelės, kur tos žinios, kurių išmoko per seminarus, tai yra šokio, piešimo, rašymo, viduramžių ornamentikos, juostų audimo, bus taikomos grupelėse, kurios ir sukurs tai, ką vėliau pristatys šventės metu. Tai yra grupelės, pavyzdžiui, teatro, yra verčiamas pjesės, poezijos skaitymų, rankdarbių, įvairiausios grupės, kurios parodo miesto autentiškumą. Ir būtent visas toks rezultatas bus pristatytas rugpjūčio mėnesį
Hansa dienų metu, tai yra Hansa dienos viduramžių šventė Kaune, aš tai žinau, kas nors girdėjote, tai ne pirmi metai vyksta, kitais metais bus tarptautinės Hansa dienos, kada vėlgi viduramžių kultūros klubas, tai yra mūsų klubas, pristatys savo veiklos rezultatus, vaidinimus ir panašiai. Ir vėlgi klausimas, kaip mes pritraukiame tą jaunimą, kaip mes skleidžiame informaciją. Yra kuriama, kaip? Šiuo metu yra kuriama svetainė, kurioje bus skelbiama informacija apie darbus, planus, nuveiktus darbus taip pat. Aišku, Facebook'e yra paskyra. Darome plakatus. Čia aš atsinešiu keletą pavyzdžių. Tai yra bendrieji plakatai pačiam projektui. Pritraukti žmonėms, tai yra toks. Čia yra paimta paprasčiausios nuotraukos iš praėjusių metų, čia yra mūsų buvusi projekto vadovė, tiesiog stilizuotai padaryta, norint pritraukti savanorius dalyvauti būtent mūsų veikloje, tai yra prisijungti prie tų grupelių ir bandyti tiesiog atrasti save, realizuoti per meną, mokslą, patraukliai žaidžiant ir kartu parodant save miestelėnams. Tai čia yra bendrasis plakatas, o šiaip kiekvienam seminarui mes darydavom plakatus šiek tiek paprastesnius. Kiekvienam seminarui vykdavo ketvirtadieniais ir, kaip ir sakiau, atvažiuodavo profesionalūs lektoriai, užsiimdavom ir praktinę veiklą, ir lektoriai tikrai labai įdomiai pasakodavo. Pradžioj šitie plakatai gal buvo paprastesni, bet aišku, jaunimas viešų ryšių grupė užsiima tuo ir po truputėlį tobulėja. Ką dar galima pasakyti apie sklaidą? Tada būtų greituoju dar papasakau apie sklaidą, nes jau laikas, žinot, aš suprantu, kad viduramžiais viskas lėčiau vyko, bet dabar tas tempas beprotiškas. Tai tik tiek ir pabaigai norėčiau pasakyti, kodėl mes esame matomi, nes stengiamės dalyvauti kiek įmanoma daugiau miesto veikloje. Pavyzdžiui, paskutinį kartą dalyvavom Žalgirio mūšio parodos atidarėme Karo muziejuje. Vėlgi mus pakvietė su kostiumais, nes tiesiog kultūriniai veiklai matyti, kad reikia tokių dalykų kaip mūsų klubas, kurie gali prisidėti. Super.